Nu, va, matot, kaip čia idėja, prašom. Ir tokia, iš tikrųjų, čia bus labai įdomu, nes tikrai atsiras, nemanau, kad nebus žmonių, kurie norėtų palaikyti ją ir galbūt padėti kažkaip taip prisijungti. Tai šito vietoje vėlgi, Peček čia yra toks daiktas, per kurį galima užsikabinti ir kažkaip padėti viešinti. Šito vietoje, kas vyks su jų akcija, galima bus pamatyti Pečekčios Facebooko kanale, mes seksim juos ir bandysim kažkaip tai prisidėti prie tos gražios akcijos. Ir viskas, liko vienas pranešėjas. Dabar mes pakėlėm akis į dangų, o paimkim ir apverskim viską aukštinkojam ir pažiūrėkim iš dangaus žemyn. Taigi pristatau Ernestą Kalubecką, kuris pristato savo, taip, drąsiai galima pasakyti, išradimą. Tai yra technologinis dalykas, labai įdomu. Prašom, Ernestai, papasakok plačiau apie projektą Glory. Sveiki visi. Na, aš šitaip gan trumpai prabėgsiu, nes man aną kartą net 15 minučių neužteko viskam pristatyti, bet, na, galim bandyti. Važiuojam, jo. Tai va, tai kai buvau 15 metų, pasakiau, gausiu Lietuvos nuotraukas iš kosmoso. Na, čia pliusas yra tame, kad tuo metu buvau dar vaikas ir viskas tuo metu atrodo paprastai ir lengvai gyvendinama. Jeigu būčiau pradėjęs tikriausiai dabar tai daryti, abejoju, ar būtų man viskas pasisekę ir būčiau čia dabar ant scenos. Tai va, nuotraukose matote mano sukurtą įrangą, viskas yra daryta mano paties. Šios įrangos tikslas buvo valdyti fotoaparatus ir siūsti koordinates buvimo jų man namo. O fotoaparatai turėjo fotografuoti Žemę iš baliono. Balionas turėjo pakilti į 33 km aukštį. Čia matote surinktą zondą, apšilintą specialių putplasčių, nes temperatūra tokiam aukštė būna ir -60 laipsnių, todėl reikia viską apgalvoti. Viskas buvo keliama štai tokių meteorologinių balionų. Jis buvo užpildytas vandenilio dujomis. Tokie meteorologiniai balionai yra naudojami meteorologų ir jie kyla į maždaug virš 30 km aukštį. Tokiam aukštį dangus būna visiškai juodas, matosi Žemės išlinkimas. Na ir čia matote skrydžio trajektoriją, būtent Glory 1. Projektas 2009 metų vasarą gal truputį nepasisekė, nes viskas nusileido į Baltarusiją, pasienio zoną. Tai, na, projektas, aišku, visai nekaltas, nenorėjau sukelti jokių labai, na, Lukašenka už tokį dalyką galėtų gal truputį ir nubausti. Tai va, tai padariau Glory 2. Čia matote jau antrą įrangą, čia buvo 3 sekimo sistemos, įranga buvo žymiai tobulesnė. Ir šį kartą viskas tikrai labai pasisekė. Buvo naudojami 2 fotoaparatai, čia fotoaparatai irgi ten perdaryti buvo, išardyti, viskas pajungta nuo mano pagamintos įrangos visas valdymas. Čia būtent paleidimo dieną nustatinėjau čia kažką tai. Tai va, ir šį kartą ir numačiau skrydžio trajektoriją, viskas nusileido ten, kur tikėjausi. Buvo skrydžio metu padaryta tikrai nemažai nuotraukų, matot irgi baliono užpildymą, čia jau antrojo, būtent šitą paleidau šių metų vasarą, tą pirmąjį leidau 2009 vasarą. Tai va, po balionų kabinasi parašiutas, dar žemiau kabinasi zondas, todėl balionui sprogus 33 km aukštį, viskas augiai nusileidžia parašiutų. Balionas sprogsta bet kuriuo atveju, nes kildamas jis plečiasi dėl mažėjančio oro slėgio. Na, čia susirinko mano pažįstami stebėti paleidimą. Ir viskas ryte, būtent rugpjūčio 15 dieną, šovė į dangų. Vat matote apačioje čia dar prikabinta parašiutą. Suradau, vos paleidęs įrangą, važiavau automobiliu iš paskos, jį numatomą nusileidimo vietą, viską radau po 2,5 valandos pievoje prie Utenos, pats esu iš Joniškio prie Molėtų, toks miestelis čia yra. Tai viskas gulėjo va, tai va pievoje, įranga visiškai nepažeista, viskas buvo visiškai kaip numatyta. Išardė zondą, išsiėmiau fotoaparatų su nuotraukom. Na ir
čia tikriausiai tai pamatysite, vat, skrydžio trajektorija, būtent Glorio antrojo. Šį kartą ne į Baltarusiją, o į viršų. Tai vat... Jo, į Latvijos pusę truputį saugiau, todėl šį kartą numačiau ir vieną, seną kartą ten buvo toks neapsižiūrėjimas, viskas skubėjom padaryti ir, na ir, vat, ir rezultatai. Čia gal keli šimtai metrų, pačioj kairiai matote mano mokyklą. Tai vat, na čia nuotraukų truputį praleisim, nes skaidrių tik 20 turi būti, tai vat bus kita skaidrė, kur aukštis jau keli kilometrai, paskui jau pakilsim iškart iki 20 ir daugiau. Jau nuo maždaug 25 km dangus pradeda darytis juodas ir matytis atmosferos sluoksnis. Tai va čia Arnionių tvenkiniai. Nuotraukų skrydžio metu buvo padaryta 3000, aišku, ne visos jos ryškios, bet iš 3000 galima atrinkti tikrai nemažai puikios kokybės. Čia jau matot nuotrauką iš maždaug 25 km aukščio. Dangus tokiam aukštį jau pradeda darytis jau visiškai juodas, virš 30 jau žemės. Ten slėgis yra tik 1% toks, koks yra ant žemės. Na, ir temperatūra siekia -60 laipsnių. Pamatote kitas nuotraukas. Tokiam aukštis sprogsta balionas ir įranga pradeda saugiai leistis parašiutų. Na, taip bent jau planuota būna. Kol kas nieko dar neužmušiu, atrodo. Tai va, na, va čia nuotrauka praktiškai iš pačių didžiausių aukščių. Dar bus viena, kur sprogsta balionas ir matosi tik tai žemės kampukas ir baliono likučiai. Tai to jau čia. Na va, nežinau, ar čia gerai matosi, viršui kairiai dar ten baliono skuteliai. Tuo metu balionas jau būna 9 metrų skersmens, ant žemės jis būna 2 metrų skersmens. Tuo metu net pavyko mums jį pamatyti, būnant netyčia draugam kažkaip atsitiktinai pavyko jį pastebėti. Tai vat, matote visą ežerų kraštą molėtų, viršui dešiniai ten tas ežeriukas yra, aš prie jo gyvenu. Iki jo dabar 40 km atstumas, jeigu taip žiūrėtų, čia aukštis 10 km. Apačioj ta linija balta, tai čia kelias tarp Utenos ir Vilniaus. Apačioj dešiniai matote Utenos miestą, čia aukštis gal apie 5 km, čia jau zondui leidžiantis. Tai va, tai, na, norėjau papasakoti jums savo istoriją. Gal, aišku, čia nėra pabaiga, bandysiu dabar tikriausiai kurti raketas. Prikabinus tokią normalią raketą prie baliono ir uždegus būtent jau 30 km aukštį, tikriausiai galima būtų pasiekti net tikrąją kosminę erdvę. Na, bet čia tikriausiai bus kita istorija. Ačiū.